varžybų pradžia, o dabar pats metas išbandyti parketą, prisiminti žingsnelius. Pirmasis šokas, vienas valsas. Vienas, du, trys, vienas, du, trys, vienas, du, trys, vienas, trys, vienas. Labai gerai, liekame aikštelėje. Jeigu turite antrasias partnerės, pakvieskite jas. Jeigu ne, dar kartą šoksim į lėtą valsą. Gerai, Linas sako, šokam čia. Tai vienas, du, trys, čia vienas, trys, čia vienas. Šokėjai, labai gerai, jūsų treniruotė baigta. Tėveliai dar paplokim dalyviams. Nesvarbu, kad tai treniruotė, bet jiems taip pati pradžia. Ar reikia dar kartą pakartoti? Reikia, taip su antrosiom partnerėm. Nu gerai, pasakėte šventą. Dar kartą šoksim lėtą valsą ir čia, kas turite antrasis partnerės. Dabar pakvieskime jas. Jeigu neturite antrųjų partnerių, reikime aikštelėje. Vienas valsas. Ir antrasis jūsų šokis čia.
Dėkoju šokėjams, treniruotė baigta, atlankysime aikštelę, eikite stabilius, pasiruoškite varžybų pradžiai, pradėsime vos po 1 minutės. Pionus. Va taip, labai gerai. Šoksim 2 grupėm, tai realiai ir šokėjai, jeigu jūsų gyvėjai vaikai nešoks pirmoje grupėje, nieko tokio, neįsigaskit, turėsit šansą dar sušokti antroje. Į aikštelę kviečiu darželinukų grupės dalyvius. Numeriai pirmoje grupėje turi šokti nuo 1 iki 21. Jeigu turite 1 arba 21 numerį, dabar ženkit į aikštelę. Šoksime lėtą valsą ir čia, sustokim plačiai po visą aikštelę. Tėveliai, jūs svarbiausia nesijaudinkit, o vaikai jau savo darbą čia padarys. Ką jums reikia padaryti, kol šoks šokėjai? Kai sakysiu 1, šokant lėtą valsą, turėsim suploti. Taip mes jiem padėsim, palaikysim viso šokio metu ir aišku po šokio reikės nepagailėti jų aplodismentų. Taip, man atrodo, kad dalyviai jau pasiruošę. Prieš pradedant jų varžybas dar gausiai paplogim dalyviam, juos padrasinkim ir jau pasišokim. Lėtas valsas. Ir 1, 2, 3, ir 1. Ir 1. Ir 1. Šaunuoliai šokėjai, labai gerai. Dar gausiau palaikykime dalyvius. Puikiai, pirmosios patirtys, pirmieji žingsneliai, pirmoji didžioji scena. Kai kam liekam aikštelėje, antrasis jūsų šokas. Čia. Dabar kai sakysiu čia, tada jau 3 kartus plosim viso šokio metu, žinoma. Ar įbandom? Labai gerai, puikiai, jūsų varžybos baigtos kol kas. Tėveliai, čia dabar informacija jums, nes šokėjai gali ir neišgirsti manęs. Niekur toli nepabėgit, kai antroji grupė užbaigs savo pasirodymą, reiškia dar 2 šokiai po lėto valso čia. Visus dalyvius pakviesiu vėl grįžti į aikštelę, tai kažkur toli po areną čia. Nepasiskirstykite, būkite prie parketo, pakviesiu vėl visus dalyvius į aikštelę, tada jau
apdovanojimų ceremonija, kogi čia ir labiausiai vaikai laukia. Antrosios grupės dalyvius kviečiu į aikštelę. Kas jau šokot, vaikai, viskas puikiai, jūs šiandieną pasirodėt, jūsų varžybos baigtos. Į aikštelę kviečiu visus dalyvius ir šokėjus, darželio grupės dalyvius, kurie dar nešokote. Dabar ženkite į aikštelę, pats metas jums pasirodyti. Gerai. Dabar gali apsikliūti. Dalyviai pasiruošę. Pirmasis šokis. Lėtas valsas. Šok. Dabar laukiat apdovanojimo nuotraukas. Ir 1, 2, 3, ir 1. Ir 1. Gali lygiai taip pat ant 1. Viso šoko bent 1. Šaunuoliai vaikai, liekame aikštelėje, nepalikit parketo, pasiruoškime šokti. Antrąjį šokį čia. Labai gerai, vaikai. Super. Gausūs aplodismentai. Dalyviams, šokėjai, dabar likite aikštelėje, stovėkite ten, kur stovite, niekur neišeikite. Pirmosios grupės dalyviai, tie, kurie šokote prieš tai, dabar ženkite ant parketo. Sustokite bet kur jums patogu. Svarbiausia, stovėkite aikštelėje, nes dabar vyks stebuklinga akimirka. Atsisukite į mane, aš va čia. Priešais jūs, žiūrėkit, koks gausus būrys teisėjų jau pasiruošę įteikti dovanas. Ponios ir ponai, pirmosios dovanos, pirmosios taurės darželio grupės dalyviams. Tėveliai, jums dėkojame už kantrybę, už norą, vaikai, už jūsų puikų darbą. Šokite, stenkitės, toliau daug dirbkite. Viskas priešakyje. Taurės atsistatymui, raštučiai omo, viskas, kokį gali prireikti sekmadienį.